Tai va, norėčiau paneigti tą mitą, kad maisto gamyba gamtoje yra kažkoks tai kompromisas ir ten neįgyvendinimas dalykas, kad ten negali pasigaminti kažkokio šilto maisto, kad ir ta kiaušinienė pasvilus ten, ar tai kažkas ten nepavykę, bet vis tiek, kad ir prisvilęs tas bus kiaušinukas, bet jis vis tiek gamtoje bus skanesnis negu namuose padarytas. Tiesiog pasirenkat jums tinkamą viryklę sistemą, įrangą ir einat į gamtą. Ir vėl tos viryklės visos skirtingos, tai čia pagal kiekvieną poreikį. Ten, sakykime, reikia kažko lengvo, turim tokį variantą. Keliaujat su šeimyna, gaminatės daugiau maisto keliems žmonėm, ten, kaip sakyt, vieta nėra didelė problema. Tai vežatės stacionarią viryklę, kur su žarnele prisisuka dujų balionėlis, naudojat iš namų standartinį puodą, keptuvę, nėra skirtumo. Opa. Va. Gali dėti didesnį balioną, ilgiau kažką gaminti, ten troškinį sriubą, keptis ir taip toliau. Tai jau čia tik tais jau jūsų fantazijos turbūt reikalas. Turim žarnelę ir, kaip sakant, nekraunam visko į bokštą aukštą. Tai galim čia dėti sunkesnį puodą, tai šiuo atveju kažką panašaus į šį. Jeigu jisai, kaip sakant, pilnas vandens vis tiek susidaro svoris, tai jau šitą viryklytę nebijo to tokio, kaip sakyt, didesnės apkrovos. Sakykime, negalėtume gal daryti su užsukama viryklė, kuri vis tiek svoris eina ant sriegio ir jau reikia šitą atkreipdėmėsi, kad tiesiog nenulaužtų pačio sriegio. O? Turim vieną populiariausių turbūt mūsų parduotuvėje parduodamų prekių, tai aplamai šitą X2 viryklytę. Tai yra labai patogi tom, kad jūs realiai turit puodą ir tame puode turit visą sistemą. Patį degiklį, adapterį kitam puodui, kuris, kaip pavyzdys čia parodysiu, užsideda ant degiklio. Kaip pavyzdys taip ir dar galit naudoti tada kitą puodą kažkokį. Nesat pririšti tik su šitu, kad naudot. Kas tai yra dar kitas dalykas, labai patogu.
visa sistema realiai telpa į vidų. Tai šiuo atveju tiek dujos, tiek degimo visas mechanizmas tiesiog susisukat ir turit viename, sakyt, komplektuke visą tokią sistemėlę.